Ok, šiandien vėl kojų diena, kaip ir kiekvieną kartą. Vienintelis pakeitimas, kad vietoj 3 supersetų su leg extension ir leg pressu darysiu 2 ir pridėtas, o kaip nuo praeito workouto, leg kurlui. Ir kas čia tokia, čia praeit kartą, kai leg kurlus dariau kažkaip koją, tai pasakau, kelėnis skaudėjo. Bet nežinau, atstačiau po poros dienų. Tai va šitas, nežinau, bandysim nepakartoti šito, kad neskaudėtų kelėnio. Svorį tą patį nešiau max ant mašinos ir ant leg presso 5 padidinau, 5 atrodo mažai, bet jausis tikrai. Ir ką šiandien tai tikrai baisiai nenorėjau eiti, kad tikrai nemeluosiu. Visi atviras visiškai tikrai nenorėjau eiti, lapšė nenorėjau, visiškai norėjau praleisti. Bet dažniausiai irgi jau nekartą sakiau, kad teks daryti tai, ko tu nenori, jeigu nori pasiekti tai, ką tu nori. Ir dažniausiai tie workoutai, kurių tu nenori daryti ir nueini vis tiek padarai, vis tiek jie gaunasi vieni iš geriausių, bent jau man asmeniškai taip. Vis blogiausias workoutas va tą, kurį praleidai. Praleidai tik dėl to, kad tu pats pasirinkai. Ne tai, kad galimybės kažkokios to buvo, sąlygos netokios, bet tu praleidai, nes tu pats sąmoningai pasirinkai, blemba, ne, aš tingiu šiandien, aš neįsiu. Aš šiandien labai norėjau tai padaryti. Ypač dėl to dar, kojos, tai galvoju, koks skirtumas. Gal vieną workoutą galima praleisti. Aš taip anksčiau darydavau. Ir taip buvo, kad atpisdavau pilnai savo kūną visą. Viršų darydavau ir ant tiek skaudėdavau visą, buvau ant tiek pavargęs. Nebegalėdavau daryti, ko jau neįdavau tą dieną. Ir iš tikrųjų gailiuos, kad taip anksčiau darydavau. Kai tik pradėjau salę vaikščioti, tai biškai ir proporcijos išvažiavo nuo kelio, bet dabar tvarkom ir sutvarko. Vis svarbiausia nepraleisti, daryti viską. Sequência de colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta, tá novinha. Sequência de luz, sequência de colocadinha, gostoso hoje Ui. Ką, sumažiau biškį restą ir padarysim dar vieną tokį patį. Ir kačialka vėl lyja, skęsta po vandenį. Ir būtent tą leg presą. Šiaip lieva leg preso mašina. Ir leg presas, jis skirtas grinai tik, kad kojam daryti. O ne kažkokius 1 rep maxus daryti, o leg presą. Setas tikrai visai neblogas gausi. Dar tą patį pakartosim. Ir dar leg kurlus. Irgi bandysim taip paskubėti su kojo workoutu pačiu, kad greičiau praeiti, nes turim paskubėti, turiu reikalų. Gaunasi šitas ciklas, krūtinė nugarą ir rankos, dabar skaitysis ir kojos. Padariau speedrundamas. Šį yra įrodymas, kad salė tau neužtrunka. Ji neturi užtrukti daug laiko, tau ir nebūtina, kad ji netau užtrukti daug laiko. Gali greitai apsukti. Max valanda, viskas, tu viso. Tie išėjai, viskas. dança, 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 dança.
Karočią mikrofą. Vėl darysim tą patį šposą. Kaip pradėt kartą. Bam. Opa. Normaliai. Kad čia nesipaladotų. Kairlio kurlus daryčiau. Nu šį kartą bandom nepasuk kelėlio. Mini traumas jam pastaryti. Viskas. Suveikė, ir vėl. Pliusas iš ilgų plaukų. Ką, ikrai liko, damušti viso. Galima bus eit iš čia. Greičiau. Okei, liko tik ikrai. Nežinau, toks jausmas, kad šį kartą kitą koją biškį lėvai pasukau. Nu, bet nieko, ne taip žiauriai kaip pradėt kartą. Kas čia, dabar šį kartą su 1.7. Ne 1.6, o 1.7. Gal pradėt kartą maros irgi 1.7 dariau, bet šį kartą vėl 1.7. Kitą treniruotę turbūt didinsim iki 1.8. Ir vėl čia ikrus ir dabar toks planas, kad kaip minimum noriu bent jau 3 mėnesius likti lygiai prie tų pačių pratimų ir juos labai užkačialinti. Dumbbell kurlus, iki nežinau, kad tram kiekvienoje rankoje galėčiau gal daugiau net. Vieną kažkokį specifinį pratimą jį pasimti ir labai skačialinti, nes tu kažkokius specifinius numerius, tavo turi būti specifinis svoris, specifinė masė, jeigu tu nori kažkokius specifinius numerius. Jeigu nori didelius numerius, tai turi būti logiška, kad didelė masė, didelė raumens masė. Turi būti pats iš savęs didelis, jeigu nori būti stiprus ir didelis svoris judinti. Aš noriu tos pačius tiesiog pratimus dabar jos labai užkačianinti. Tiesiog, kad didelį labai svoriai būtų ant jų. Ir kitų net nežiūrėti, net nebandyti pratimų. Ir va tai važiuosim, kas bus po kokių 3 mėnesių. Ant kiek patys tie svoriai pakils ant tų pratimų. Ir repsai patys. Ir, pažiūrėsim, svarbiausia man vis tiek, aš kultūristas, man svarbiausia yra išvaizda, raumens masė. Kaip jis atrodo raumo ir kokia jo masė, kiek, kad jie daugiau. Ir kad jis aišku, kad gražiai atrodyt, savaime aišku. Proporcijos. Visą likus svorius turkit. Ir dar vis toliau reikia vėl dar vis pasidomėti apie kampimusį, apie stretchingą. Tai turiu daug darbo. Ir viso, šiandien treniruotė baigta. Ir aš kažkai.